Harlandas Sandersas atsiduso. Dar vienos restorano durys užsidarė priešais jo vilties kupiną veidą. Jis atsargiai įdėjo savo mėginio indą, pripildytą jo garsiųjų vegetariškų pupelių paplotelių, atgal į savo padėvėtą krepšį. Tai buvo 100-asis atmetimas, pažįstamas kartaus skonio, lydintis kruopščiai paruošto jo recepto aromatą. Jo senas automobilis, ištikimas palydovas, dūzgė dulkėtais keliais, veždamas ne tik Harlandą, bet ir svajonę ant blunkančių sėdinių. Jis praleido metus tobulindamas savo ypatingą pupelių paplotelį, įsitikinęs, kad jo gardus skonis pradžiugins visus. Tačiau įtikinti skeptiškus užkandinių savininkus pasirodė esąs duobetas, begalinis kelias. Harlandas, malonus vyras, kurio akyse švietė ryžtingas žvilgsnis, dažnai pradėdavo savo pristatymą šiltą šypseną. Išbandykite tai, drauge, pasakydavo jis, ištiesdamas šviežiai iškeptą paplotelį. Tai pagaminta su meile ir slapta žolelių mišiniu. Dauguma savininkų į jį žvelgė įtariai, per daug užsiėmė ar per daug įsitvirtinę savo įpročiuose. Atrodo įdomiai, bet mūsų meniu pilnas, atmetė jį vienas šiurkštus vyras, atvedamas jį. Žmonės nori mėsos, o ne pupelių paplotelių, pareiškė kitas, vos paragavęs. Kiekvienas ne buvo nedidelis svoris ant jo širdies, bet Harlandas atsisakė leisti jam sugriauti jo dvasią. Jis prisiminė savo brangę žmoną Klaudiją, kuri jam sakė: Harlandai, tavo receptas yra dovana. Neleisk, kad kelios užvertos durys tave sustabdytų. Jo žodžiai buvo tarsi kuras jo pavargusiai sielai, stumdantis jį per įsekimą. Jo santaupos mažėjo, kelio ženklai susiliejo į nenutrūkstamą nepažįstamų miestelių srautą. Kartais jis miegojo savo automobilyje, kartais pigiuose moteliuose, visada su brangiųjų receptų šalia. Jis buvo pagyvenęs vyras, tačiau jo aistra degė ryškiau nei bet kada anksčiau, apšviesdama jo kelią į priekį. Vieną vakarą, po dar vienos dienos, kupinos nesibaigiančių atmetimų, Harlandas įvažiavo į mažą, ramų miestelį. Užkandinė ten, pavadinta Pakelės poilsiu, atrodė tokia pat pavargusi kaip ir jis pats, su mirksinčiu neoniniu užrašu. Tai bus jo 1000-asis bandymas, o gal ir 1001. Jis įėjo, varpelis virš durų švelniai nuskambėjo, atskleisdamas vienišą, pavargusią padavėją, valančią stalviršius. Atleiskite, ponia, pradėjo Harlandas, jo balsas buvo užkimęs nuo ilgo važiavimo. Ar savininkas būtų šalia? Turiu jiems kažką ypatingo parodyti. Savininkė, moteris vardu Klara, išėjo iš virtuvės, nusivalydama rankas į prijuostę. Ji pažiūrėjo į Harlandą, jos veido išraiška buvo pavargusi, bet smalsi. Ką galiu dėl jūsų padaryti, ponia? Paklausė ji, jos balsas buvo stebėtinai švelnus. Harlandas paaiškino savo pupelių paplotelį, jo balsas atgavo įprastą aistrą ir įsitikinimą. Jis iškepė šviežią partiją tiesiai ant jos mažos keptuvės, viliojantis aromatas užpildė užkandinę. Klara stebėjo, menka šypsena žaidė ant jos lūpų, jos susidomėjimas akivaizdžiai buvo sužadintas. Ji įkando, jos akys šiek tiek įsiplėtė nuo nuostabos ir malonumo. Tai tikrai kažkas, ponia, sumurmėjo ji, su entuziazmu įkandusi dar kartą. Tai kitaip, bet skanu. Niekada nieko panašaus nesuragavusi. Harlando širdis džiugiai ir palengvėjimą šoktelėjo. Mes tai išbandysime, paskelbė Klara, nauja kibirkštis jos pavargusiuose akyse. Įdėkime tai į meniu kaip specialų pasiūlymą. Žmonės visada ieško ko nors naujo. Harlandas negalėjo patikėti savo ausimis, pagaliau taip. Jo pirmoji sutartis, nedidelis paspaudimo rankos susitarimas, jautėsi didesnė už bet kokį didelį sandorį. Pakelės poilsio klientams patiko pupelių paploteliai ir netrukus žinia apie naują skanų patiekalą pradėjo plisti. Harlandas, dabar vyresnis ir išmintingesnis, ten savo kelionės nesustabdė. Jis toliau vairavo, toliau dalijosi savo ypatingų receptų su daugiau restoranų. Kelyje vis dar buvo duobių ingredientų trūkumas, nauji konkurentai, retkarčiais blogi atsiliepimai, išbandantis jo ryžtą. Bet dabar Harlandas žinojo, kaip su jais susidoroti patirtimi ir išmintimi. Jis išmoko, kad kiekvienas nelygumas tėra kelio dalis, o ne priežastis sustabdyti jo pažangą. Jis prisitaikė, patobulino savo metodus ir atkakliai įveikė kiekvieną iššūkį. Galų gale jo vegetariškų pupelių paplotelių receptas tapo mėgstami visoje šalyje, liudienčių jo nepalaužiamą dvasią ir viziją. Jis sukūrė palikimą ne tik skanių receptų, bet ir nepajudinamų tikėjimų savo svajonę. Jo istorija atsispindėjo atviro kelio išmintyje, galinga pamoka mums visiems. Gyvenimas iš tiesų yra kelias su duobėmis, panašus į ilgą ir sudėtingą Harlando kelionę. Šie iššūkiai nėra skirti mūsų nukreipimui, bet tam, kad išmokytų mus atsparumo ir ryžto siekiant savo tikslų. Kaip ir važiuojant nelygiu keliu, turime vairuoti stabiliai, išlaikyti dėmesį ir tikslingai judėti pirmyn. Jei Harlando Sanderso neįtikėtina kelionė įkvėpė tave tęsti, prenumeruok Lithuanian Repo, kad gautum daugiau legendinių istorijų. Spausk patinka, jei pritaikysi šią pamoką šiandien, ir komentuok, kokią garsią istoriją turėtume pasidalinti toliau.